komandoras Kurdenis. Lietuva jūrinė valstybė. Jūra, Baltijos jūra, taip pat ir mūsų, o Klaipėda Lietuvos vartai į pasaulį ir į jūrą. Labai džiugu, kad karinės jūro pajėgos turi savo galimybės, savo pajėgumus, pasiruošę ginti tėvynę, ruoštis gyvinti moka, tai labai džiugu, kad jos yra vertinamos labai gerai tiek čia Lietuvoje, tiek užsienio partnerių. Tikrai mes kalbame apie Lietuvos kariuomenę, mes kalbame apie visas pajėgas, mes ją plečiame, modernizuojame ir tikrai džiugu, kad esame pasiryžę ginti tėvynę visur, tiek sausumoje, tiek jūroje, tiek ore, tiek kibernetinėje erdvėje. Jūs gaunate naują laivą Selis. Tai irgi naujas pajėgumas kariniams jūro pajėgoms. Tai yra sustiprinimas diviziono. Tai yra 4, jeigu neklystu, multifunkcionalinis laivas, kuris padės vykdyti funkcijas, patruliavimo funkcijas Lietuvos teritorinių vandenų, išskirtinės ekonominės zonos patruliavimo, pažeidimų prevencijos ir visas kitas funkcijas. Džiaugiuosi, kad tai yra vis dėlto modernus pajėgumai, naujas laivas irgi galintis aptikti ir tikrai įvairias operacijas, įskaitant ir povandeninių laivų paiešką ir panašius dalykus. Taip, kad labai džiaugiuosi, kad pajėgumai auga ir naudokitės šiuo laivu, naudokitės visoms pajėgomis ir likime ir toliau pasiruošę ginti mūsų tėvynę ir sėkmės jums visiems. And few words in English. First of all, I would like to thank our Danish counterparts for excellent cooperation which we have. First of all, about this ship Selis, and it's really traditional symbol which reflects our deep relations between our countries, and it's really great symbol of our cooperation, having in mind that it was very long cooperation between Lithuania and Denmark, starting from the establishment of independence from 1990s, and I'm sure that this cooperation will continue now, including in quite tense geopolitical situation. It's very good that we have common values and common views. Thank you very much. Sėkmės jums visiems. Viešpatie, amen. Te palaimina šį laivą ir įgula visagalis Dievas, Tėvo Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir šį krikšto aktą noriu įteikti laivo Selis vadui, kapitonui leitenantui Andriui Guraliui. Jūros grūstas matyti laivo lentą ir taip pat naujai pakrikštyto laivo Selis. Tai vėl viena iš Lietuvos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų modernizavimo dalių. Ir mes turim rūpintis ir ginkluotę tiek sausumoje, tiek jūroje, tiek prieš lėktuvinę ginkluotę. Taip, kad tai yra pajėgumų stiprinimas, o pakeičiam seną laivą nauju, su naujais pajėgumais, su moderniškesniais pajėgumais. Ir tuo galima užtikrinti efektyvesnę mūsų jūros apsaugą, mūsų išskirtinės ekonominės zonos apsaugą,
tai yra moderni apsauga ir tai yra labai gerai. Ir tai yra dar gerai, kad tai yra 4 to paties tipo laivas, tai yra standartizavimas, tai yra techniškai irgi geras žingsnis į priekį ir tai tęsiam toliau.